Taip, glaistai Weber LR plus ir Weber VH. Kuo jie skiriasi ir kur jie naudojami galbūt? LR yra polimerinis glaistas, tai pagrindinė ryšanti medžiaga yra polimerai. VH yra cementinis. Cementas, reiškia, sumaišom, turim 4 valandas maždaug darbui, bet jis turi tokį milžinišką privalumą, kad jis po to nebijo nei drėgmės, praktiškai ir šalčio nebijo, reiškia, ir šalčio atsparus. Jeigu kalbėti apie VH, LR turi kitą privalumą, jis aišku minkštesnis, nuostabiai šlifuojasi, storai dedasi, vėlgi kibirė susimaišot, 24 valandos darbo laikas, iš tikrųjų galima tą kibiriuką palikti, reiškia, tiesiog arba vandenuką užpilti, arba dangtelį uždengti, kad plėvelė nesusidarytų. Kitą dieną tai einam, persimaišom, dirbom toliau. Tai vat. O laukia ir galima naudoti šitos, ar ne? VH galima ant kietų paviršių, ta prasme, tai turi būti arba labai geras cementinis tinkas, arba betonas. Tada taip galima. Ant armavimo mišinių nelabai patariam, ypač jeigu tamsios spalvos ir dideli plotai. O viduje tai VH naudojamas yra drėgnose patalpose, nes virtuvės, kur šlapia, gali sienos apsitaškyti, sudrėkti ir panašiai. LR irgi, tarkim, sakykime, nebijo taip kaip gipsas tos drėgmės, bent jau kada permirksta nesiplečia, bet jisai tiesiog gali va taip suminkštėti. Jeigu vandenį laikyti, jisai sausom patalpom yra skirtas. Bet VH tai yra grinai cementinis, taip, ne cementinis, kalkinis. Ne, jis yra grinai cementinis, kartais klausia kalkinis, tai taip, jame yra baltas, maltas kalkakmenis, bet kalkakmenis tai kažkada tai prieš milijonus metų susiryšusios tas pačios kalkės. Tai vat, dolomitas arba kalkakmenis, kaip mes jį galim pavadinti. Tai vat, tai tiek abiejose, ta prasme, užpildas ir tiek LR, tiek VH baltam yra tas pats. Pilkam yra pilkas kalkakmenis pigesnis ir pilkas cementas irgi pigesnis.